Lietuvos vaikinų U21 rinktinė baigė savo pasirodymą Estijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Dvikovoje dėl 3 vietos Tomo Ražanausko auklėtiniai 0-2 pralaimėjo Suomijos vienuolikiai ir užėmė 4 vietą galutinėje įskaitoje. Suomija savo ruožtu liko 3. Birželio 5-9 dienomis vykusiuose daugiadienėse Lietuvos dviračių plento varžybose dviratininkas Rokas Kmieliauskas iškovojo 6 vietą. Tai aukščiausia Lietuvos sportininko pasiekta vieta tarp visų 25 varžybose dalyvavusių šalies dviratininkų. Iš viso komanda varžėsi su dar 109 sportininkais iš 13 pasaulio šalių. Monako klubas rezultatu 88-59 nugalėjo Paryžiaus